Už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Sveiki visi krepšinio aistruoliai. Šiandien Varom už Lietuvą žygis iškeliauja iš Kretingos ir keliauja į Gargždus. Kretinga mums pasitiko tikrai audringai. Patikrinsim, ar Gargždai taip pat mėgsta krepšinį. Ši diena man sukėlė prisiminimus, emocijas tokias, kokias patyrėm Baltijos kely. Visą gyvenimą varau už Lietuvą. Tai didžiausias įvykis, ką aš prisimenu. Varom už Lietuvą! Čia vyrą kaip į karą, matau, išleidžiat, išlydit. Pasitikom, šiandien išleidžiam kamuolį. 3 milijonai žmonių paliesta kamuolį ir galų gale įteiksim tam 12 su treneriu prieš akį, kurį, tikiu, kad atneš sėkmę ir auksą. Žiūrėkit, Jokubavas, man atrodo, mūsų karavano nepaleis. Čia jis ir gali užsilikti, aš nežinau, reikia bandyti kažką daryti. Lietuva! Mes už Lietuvą! Tas naktis prie krepšinio, prie televizoriaus. Net Viasat pastatyta, ką krepšinį galėtų matyti. Krepšinį Lietuva, nugalėti reikia. Kad Lietuva būtų draugiška visą gyvenimą. Būkim visi kaip vienas. Tikiu, kad Lietuva laimėtų! O, žiūrėkit, kokį sirgalių radau, neįtikėtina. Sakykit, ką manot apie Lietuvos rinktinę? Nesakysit. Tikrai? O gal vis tik, matau, kad vis tiek esat toks aršus sirgalius. Na, pasakykit nors žodį, ar manot, kad Lietuva turi kokių nors šansų šiais metais? Ne. Na nieko, bet kokiu atveju mes už Lietuvą. Kągi, Gargždai tikrai laukia kamuolio. O kaip Gargždai pasitiks, pamatysit visai netrukus. Per TV3 žiūrėkit. Au! Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Krepšinis! O dar? Krepšinis! Ir? Krepšinis! Va taip va.